jeigu atsikeli ryte 3:30 ir verdėsi savo arbatą, tai turėtų kažką tai reikšti. Visiškai rimti šansai, kad tai reiškia kelionę į laivą. Taip, vėl važiuojam į laivą ir laukiu dabar, kol mano šeimyna susiruoš ir atsikels ir startuosim šiandien į Šerburą. Sveiki, mano vardas Darius ir aš su savo būrine jachta Vivace rengiuosi šių metų kelioniai į Portugaliją. Šiame video aš pasakoju apie žiemos rūpesčius ir darbus, kai laivas stovi ant kranto. Alisa Svetlana Ivan would like to welcome you aboard on this flight FR7233 to Paris Beauvais. Flight time estimated is 2 hours and 30 minutes. Rudenį darydamas planinį laivo servisą pamačiau problemų su sraigto velenams sandarinimo mechanizmu, kurį iš karto ėmiausi tvarkyti ir sutvarkiau. Tačiau parvažiavęs namo neradau informacijos, kuri galėtų patvirtinti, kad mano atliktas remontas buvo techniškai teisingas. Todėl dabar išsirengėm taisyti to, kas buvo padaryta rudenį. Ir šitos kelionės tikslas buvo pakeisti seną veleno sandarinimo mechanizmą nauju. Labas rytas, mes Prancūzijoje. Kas tas ir aš. Ir pasukom keliu, kuris nemokamas. Tai dabar važiuojam per Prancūzijos kaimą su šito žaisliuku. Ai, koks mėlynas, koks gražus. Citroenas. Formaliai C3, bet jisai galėtų prancūziško grožio konkurse dalyvauti. Mes mano nesiginčiam, aišku. Normandijos vėjai stipresni už Baltijos. Biškiai vadino ten tą mūsų. Nieko nėra tokio, ko negalima būtų sutaisyti. Dabar greitosiomis, kol dar geras oras. Sukabinam čia viską. Užtruktukas neatlaikė. Tentas iš dviejų dalių. Ir tos dvi dalys sujungtos užtruktuku, tai užtruktukas toks dalykas. Jis arba laiko gerai, arba nelaiko visai. Šiuo atveju buvo tas antras variantas. Tai dabar truputėlį pasitvarkysim ir vėl viskas bus gerai. Kam iki mašiną? Tai vis tiek su mašina reikės važiuoti ten. Dar nepravažiuosiu. Kodėl? Pravažiuosim kitur. Ai.
iš to, kas buvo planuota, tai pusę darbų tik tai pavyko padaryti, nes buvau suplanavęs naują šaldiklį instaliuotis, bet siunčiausi jį čia, tiesiai į uostą, ir atvažiavęs pamačiau, kad jisai išleido savo skysčius ir neveikia. Tai reikės išsiųsti šiandien atgal gamintojams ir šita projekto dalis lieka atvira. Neaišku, ar pavyks ar nepavyks iki sezono tą padaryti. Tai ką padariau praeitą kartą, man nedavė ramybės ir vis galvojau, ar čia aš gerai padariau ar negerai padariau. Kažkokių tai rimtesnių patarimų iš publikos negavau, tai nusprendžiau vis dėlto perdaryti tą visą guolio sandarinimo, veleno sandarinimo mechanizmą. Ir dabar va jau išardžiau tai, ką buvau padaręs anksčiau. Rengiuosi dabar ardyti vėl veleną, ištraukti tam, kad galėčiau nuimti. Na ir dėsim kai ką, kas kelia daugiau pasitikėjimo. Šitą daiktą žmonės rekomenduoja forumuose. Ir čia jau yra šiuolaikinis driplės mechanizmas, visai nepraleidžiantis vandens. Jisai turi tą veidrodinį tokį anglinį paviršių, kuris prisitrina su kita detale ir sudaro praktiškai sandarų žiedą. Tai 300 eurų ir viskas, ir nebėra nerimo. Taip! Jo. Gerai. Nu, kaip ir viskas. Dabar, kadangi ta nauja detalė, tas naujas mazgas nekenčia jokių naftos produktų, tai teks pašalinti savo ankstesnio čia siautėjimo pėdsakus ir nuplauti visą tepalą, kuris čia buvo ir kuris dabar čia visur yra. Taip, nu kaip ir tiko viskas.
Tam, kad viskas vyktų sklandžiai, reikia patepti su muilu veleną. Su muilu būtent, ne su kokiu nors tepalu. Man įdomu, kodėl jie yra 4, jeigu yra tik tai 2 skylės. Take 2. Set screws from the plastic bag. Apply a drop of 3D lock. Kaip jį padaryti? Apply. Čia einam. Ir čia. Taip. Mėsos turi išleisti. Gumas tas patepti. Gana kietai. Eina. Štai čia reikėjo labai kruopščiai valyti. Okay. Siliestų, bet kiek suprantu, nereikia labai spausti. Tai dabar reikia atsižymėti lietimosi padėtį. Taip. Ir dabar centimetrai yra čia. Nu, pamatuoju. Ok. Vos mažiau, bet manau, kad čia dėl to nieko. Tai kaip ir iš mechaninės pusės viskas padaryta. Šitas dabar paskutinis dalykas, ką reikės padaryti, tai reikia šitą vamzdelį prasivesti ten, kur išeina visi antisifoniniai įrengimai kiti. Padėk šitą. Nu, kaip ir pabaigta. Grožis. Neblėstantis grožis, sakyčiau. Šiandien per Ramunės pasiūtą čiužinio užvalkalą reikės pamatuoti, ar tinka, nes užvalkalas pasiūtas be čiužinio. Jeigu kas palapinėje sėdint per tai triukšmas. Ir jau šiandien važiuosim namo, nes rytoj lėktuvas anksti ryte, tai važiuosim
pradėsim važiuoti namo. Iš tikrųjų, važiuosim iki buvę, ten nakvosim ir tada sėsim į lėktuvą, skrisim namo. Tai va toksai planas. Laukiu dabar, kol Kostas atsikels. Užsibrausiau Venegros, tai ne taip jau blogai, bet namo galima pasiimti. Ruošiamės atsisveikinti su laivu. Kaip visada, viską paliekam tvarkingai. Ar esam tvarkingai? Na, čia geras klausimas. Laukti liko nebedaug. Tik 2 mėnesiai ir sezonas prasidės. Prenumeruokite mūsų kanalą ir pamatykite, kaip mums seksis. Your destination, please identify yourself to any member of the crew. Today you are traveling on Boeing 737-800. Please move on the cabin and take your seat as quickly as Mūsų trumpai išvykai possible. laivo Please store your baigėsi. small bags, backpacks, and safety bags under the seat front of the extension for passenger.